Sveikinuosi su jumis iš Lyduvėnų. Štai čia prie manęs yra pats aukščiausias ir ilgiausias tiltas Lietuvoje ir turbūt ne tik Lietuvoje, bet visose Baltijos šalyse. Ir šiandieną parodysiu šiame ekskursiją. Po šį tiltą turiu bilietą, nusipirkau, bilietas kainuoja 10 eurų, reikia pirkti internetu. Einu dabar į ekskursiją, mane pasitiks dvi žavios moterys, kurios man viską parodys, o aš viską parodysiu jums. Tiesiog mato dvi tvoros. Pro vieną dar sakė, kažkas pralipo, pro antrą jau nebe išnešė. Taip, va, matot, vieną tvorą, paskui sekantį tvorą. Aha. Labai smagu, žiūrėkit, dabar pažvelgti į tą tolį. Tokia atrodo begalybė. Labai. Aha. Labai. Jūs eikit pirmas, tada nesimaišysime, laikausi. Šitas miestelis Lyduvėnai? Taip, čia Lyduvėnai. Vienintelis miestelis prie Dubysos, kuris yra slėnį, palei Vagą. Visi ten kažkur krantuos aukštai. Taip, o čia va toks išplatėjimas to. Taigi, brangų žiūrovai, esu ant tilto Lyduvėnų, pats ilgiausias ir aukščiausias tiltas Lietuvoje. O kada jis buvo medinis pastatytas, skaičiau, tai iš vis buvo pasaulyje didžiausias medinis tiltas. Taip, pamatysim jo vaizdą ten. Stendas ta pažintis su žemės paviršiumi, mes matom, vat, kaip tik tai va čia tą grafinį vaizdą va šitos vietovės, kuomet tas įspūdingas plačiadugnis slėnis su intakais, raguvom, senvagėm, vat, sukuria tokį nepakartojamą vaizdą. Čia gali ir anglis nukrist, kokias anglių gabalai, tarkim, jeigu veža. Nu taip, nuo bėgių, bet kas gali... O čia dar kai kurie papuvę tie yra pabėgiai ir jie gabalais gali nukristi. O, medis? Čia medis? Taip, čia medis. O medžio, žinokit, tenais tik tokį baslį radom, kur jau ten, jeigu be šalmo būnant, tai jau matkaulę gautum, tai nelabai smagu. Kadangi tiltas yra kultūros paveldas, negalima nei kelti, nei gręžti, iš vis niekaip prie jo negalima pakenkti jo išvaizdai. Tai šito sumanymas buvo kitoksai, bet kas įgyvendino šį projektą, šito tako, tai va pastebėsit viską sutvirtinta metaliniam konstrukcijom. Ir tiesiog jeigu ateitų toks laikas, ar prireiktų ar kažkaip, atsuka visus varžtukus, susirenka viską ir tiltas lieka toks, koks jisai paskelbtos kultūros paveldas. Tai va. Viskas prisukta tik tais. Taip. Ne, tai laikiniai. Taip, neprivirinta nieko, tik prisukta. Negalima kalt, negalima gręžti, negalima, tiesiog va ties įsprendė šitą taip tokiu būdu, tiesiog va sutvirtinimo. Čia kitas, kaip formavosi tas slėnis čia tokį, paskutinio ledynmečio kūrinys jisai yra. O kokia mes dabar aukštyje esame? 33 metrai. O kur traukiniai važiuoja? 42 metrai. Bet va ir 33 metrai gana aukštai atrodo tikrai. Bet koks va ilgas, nesimato krašto to, o jau žiūrėkit ir va ten nesimatyti. Tik nuėję esam. 600 metrų tai vis tiek. Taip. Daug. Nu, labai būtų įdomu, jeigu dar ir traukinys važiuotų, tai turėtų vis tiek kažkokios ir vibracijos būti. Tikrai smagu. Man pirmą kartą tai Ar jūs esat patyrę tai? Taip, ne kartą. Ir taip visas ten purtai su tuo traukiniu kartu. Na, tikrai dreba. Viskas tikrai dreba. Tiltas? Tikrai dreba. Tai va. Iki 17 centimetrų toks, į vieną ir kitą pusę tokie puoslininkai važiuoja. Bet ekskursijų valandos gal taip sudėliotos, kad tų traukinių nebūtų, ar nėra skirtumų? Galima, visaip čia nesvarbu. Ir sakė, nėra tikslių grafikų. Dabar kartais gali pravažiuoti vienas traukinys, kartais 10 per parą. Kaip čia silpnaregiams ir neįgaliems pačiupinėti. Informacija, ir bus dar neparengtas tik standas. Laukiam. Ir bus galima pačiupinėti tą visą reliefą, koks jisai bus. Tai ir pasiskaityti. Istorija trumpai ir paėti. Nu tik tiek, kad neįgaliesiems jau su vežimėliu čia nėra, kaip nes yra pakilimai. Čia yra tik tai silpnaregiams. Taip, silpnaregiams. Jo, čia irgi kaip formavimas, kaip mes. Irgi informacija. Kad keliaujame tos senosios upės paviršiumi, kad pirminės tos, kad krantų linija, žodžiu. Nu, tiesiog tu nepasakai, kas ta terasa. Ai, terasa. Tiesiog, kai vanduo po truputį, ne visas iš karto nuseko, o tiesiog palaipsniui, po kažkiek metų vėl, tai va tos terasos ir yra tos... Vandens riba buvus kažkada. Viena tiek nuseko riba iki čia. Tokie laiptai. Susiformavo tokie
geologiniai laiptai vadinami. Taip, va, netgi va, yra 4 terasa, 2 terasa. Pirma labiausiai, aišku, pastebima čia. Nu gerai va padaryta, kai traukinys važiuoja, visi savo sulenda po tuo stogeliu. Sakau, ką aš čia radau, spėkit, iš 3 kartų ten spėliuoja. Ogi radau žuvį čia, mes, matyt, paukštis pasigavęs iš daugysės nežinai. Ir numetė čia ant pat. Čia radot žuvį? Erelių žuvį? Radau, nu tai ne per didžiausią duotą žuvį. Tai parvežiau katinui savo valdiškam. Bet va, koks galingas metalas. Tai šitas metalas ir yra nuo 52 metų, kada pastatyta. Tai šitas nuo 52. Rusų. Dar pamatysim. Tuoj vokiška dalis. Ai, dar vokiška likusi? Taip, tarsi iš 2 dalių. Aha. Dabar mes einam rusišką kol kas. 6. Čia rusų kareiviai pastatė. Šitas tarp. Nu, ne paprasti darbininkai, čia turbūt kareivių inžinerinis dalinys statė. Bet nematau, tai kur platformos? Ai, ana, viena kaip toli, viena nuo kitos. Taip. Monolitai. Būtent vokiečiai, kai sprogdino tiltą, tai sprogdino šitoj pusėj iki Dubysos. Ir tada tiltas, šita dalis, va, būtent kur vokiškoji likus, jinai tiesiog nesuiro, nesusidraskė, o tiesiog nuo priekio tenai taip gražiai nukrito žemyn. Ir rusai tiesiog paėmė, atkėlė tą dalį, sutvirtino, kur buvo išsilankščius ir pristatė savo šitą dalį. Va dabar reikės mums pasilenkti, mes taip paprastai nepraeisim. Ir jau čia prasideda vokiška ta dalis. Vokiškoji dalis, taip. Taip, pasilinkim. Čia palyginti, čia vokiška, o čia rusiška. Ir va matot, kaip... Taip, dabar šičia va yra, kniedės. Ir va, kiek daug kniedžių, o čia... Taip, o čia va nėra tiek. O ten pamažiau yra. Čia pamažiau. Va, padarė vokiečiai, kad lankstytumėmės jų darbui. Ir galėdavo. Bet šito tiltelio nebuvo, nu, jį dabar tik tais pastatė šitą tiltelį. Reikia vėl lenkėmės. O, jau čia tieks, čia daug ir aš galvau, kad tik vienas antras. Ir va, kokios tos sijos metalo. Oho. Ir nuo vokiečių laikų jos išlikė dar nuo... Šitas nuo vokiečių, kai vokiečių tai statė, šitą va dalis, nuo kurios mes pradėjom lankstytis. Čia vokiškai. Tai nuo 1918 metų, kada jie pastatė jau tą... Buvo medinis 16-18 pastatė jau... Taip, paskui tagė šalia gelžbetoninė, šalia to medinio. Masis jo koksai vaizdas buvo. 15-16. Iš medžio. Taip, pati pirma. Čia buvo... Iškirsta daug miškų, čia jis pareikalavo, čia 7000 kubinių metrų medienos ir aplinkiniai miškai, tas rinktinės pušys tiesiog buvo iškirstos ir pastatytas toks tiltas. Iš pušų statė? Taip, kaip jisai kaip ir toks laikinas, nes iš pradžių negalėjo to gelžbetoninio, nes neturėjo galimybę atsivežti tiesiog tų medžiagų. Paskui traukdamiesi 44 metais patys ir susprogdino jį. Susprogdino tada rusai per 29 dienas vėl medinį pastatė. Medinį rusai? Taip, medinį. Irgi laikiną medinį ir paskui irgi pradėjo tą gelžbetoninį atstatinėti. Jau po karo atstatė tą gelžbetoninį. Taip, jau po karo, 52 metais. Bet tas, kur rusai atstatė tą medinį, tai buvo toks, nu, labai netvirtas ir labai siubavo. Kai ilgas traukinys įsivažiuodavo ilgai, tai galėdavo traukinys tiek į vieną pusę iki 4 metrų pajudėti, tiek į kitą pusę. Tai labai rizikinga buvo. Taip, bet paskui jau kai pastatė jau šitą tiltą, tai jau tada jau viskas buvo. Bet jūs įsivaizduokit, per 29 dienas pastatyti tokį tiltą. Tai turbūt daug labai žmonių dirbo. Taip, ir daug tūkstančiais žmonių. Kareivių gal daug. Taip. Jeigu pirmąjį tą tiltą statė daug labai rusų belaisvių, tarkim, vokiečiai, kur buvo paėmę į belaisvį, tai jau tą šitą tiltą paskutinį jau vokiečių belaisvių. Jau vokiečių. Pasikeitė istorija. Kas atvažiuos žiemos metu ant šio tilto, tai jau reikia šiltai apsirengti, nes jaučiasi vėjas. Taip, jau reikia. Temperatūra žymiai
žymiai šalčiau jaučiasi tikrai. Ir stipresnis ir atrodo, kad... Nors dabar va minus, gal vienas tiktais, bet jaučiasi labai stipriai, gal būtų minus 10. Tai va tokiais va reikia pereiti, o net 2. Net 2 yra. Tokie. Čia spastų pridaryta. Bet čia gerai tokie yra paminkštinimai, kad jau galvoju. Truputį, jo, va jie negrinai, va padarė specialiai, kad nesusidaužtų. Nu, kad jau ir daužtumėtas, kad jau galva neskiltų. Taip. Nu, dėvėti šalmą reikia, aišku. Bet jei kakta kirsti, tai nepadės šalmas. Tokie sužeidimai. Aha, yra kažkas tokio, tiksliai. Kažkokios kulkos, kažkas, skeveldros. Aha. Nu, labai įdomu. Tikrai neeilinis tiltas, tokių arti Lietuvos nėra. Gal kažkur Lenkijoje kažkas panašaus ir yra, bet Baltijos šalyse tai turbūt, kad čia vienintelis toksai. Dabar dar truputėlį noriu atkreipti jūsų dėmesį. Jeigu pastebėjot, iki ten ėjo vienoks turėklai, o dabar čia žiūrėkit, čia kitoks. Senieji tie nuo 52 metų padaryti darbininkams. Matot, va ten matot šiuolaikiškai. Čia tokie masyvesni jau matosi iš karto. Šitų grotelių buvo, tai tiesiog dėl saugumo irgi galvoju, kaip čia padaryti. Ir kas įdomu, buvo šitos visos kilutės. Aha. Tai, vat, kur dabar įgyvendino projektą, tiesiog pritvirtino groteles, kad atitiktų tuos. Pritvirtino ne su varžtais, ne su kažko, o tiesiog su trosu. Trosus, va, tiksliai. Taip, ir padarė saugų. Bet tai gerai, va, išliko tokie istoriniai objektai, tokie autentiški, labai įdomu. Eini net nepastebėti. Nes va, šiuolaikiškas tai grinai, tokius jisai smulkus. Nes jau tie tai ekonomiškai tokie taupus, o šitie tau metalo negailėdavo rusai. Skaičiau, šiek tiek taisyklės buvo įdomu, kad negalima su mažiukais vaikais ant rankų, jeigu nešiojasi. Nežinia, kas tau gali pasidaryti, ar persisversi, ar ką. Įsivaizduokit, jeigu didelis vėjas. Šiandien tai tikrai palyginus nėra. Šiandien graži diena. Taip, tai žinokit, stiprus vėjas, tai tikrai jau reikia, ne tai, kad įsikibti, bet jau nešioja. Ir pirmam projektą buvo tie stogeliai, buvo jie uždari. Aha. Bet tiesiog, kai projektą įgyvendino, tie žmonės sako, nebejokaukit, sako, įsivaizduokit, 30 metrų vėjas pakiltų, ogi čia, sako, pagairės. Tai sako, tiesiog visas tas tiltas tiesiog apsiver, tiesiog išlaužti. Nu va, ir galas tilto. Turėjom liepto galą. Dabar dar atkreipkite šitas paskutinės sijas. Matot? Žiūrėkit, šitos visos kniedytos. O šitos jau su varžtai susuktos. Pastebėjot? Taip. Tai kai tiltas buvo susprogdintas ir jisai virto, šitos išsitampė, išsiklaipė ir vietom nutrūko, tai tiesiog įgyvendinant jau 52 metų tą tiltą, tai va tiesiog visur varžtai. Matot? Oho, tiksliai. O čia va kniedės, o šitos vasijos buvo pačios pagrindinės, kurios daugiausiai nukentėjo, tai jas tiesiog pakeitė ir jau bet su varžtai sutvirtino. O štai čia mūsų renkami artefaktai, turim sakyti, kas taip, buvo nukritę ant tilto, va toks tas baslys buvo nukritęs. Čia mes aukuras ruošiam. Tai jis dabar neseniai, kai nukrito, kai sakėte, ne, va toksai. Čia praeitą savaitę tiesiog. Oho. Į pabaigai tiesiog krenta. Šitas betono luitas, tai čia irgi nuo tilto. Sprogdinimo likę. Kai tiltas va čia va visur, va tų luitų. Va čia va matot luitai, čia šitie, tai čia yra būtent... Apačioj va ten matot irgi tokie va. Va ten va matot. Na, kur jį. Sprogdinimų tų. Liekama. Ir čia kaip matot, kur vasai. Ir čia va, matot visur. Tiesiog nepatraukė, jų paliko kaip yra ir viskas. Ir ten, apačioje labai daug yra. Taip. Čia irgi tokie kaip paminklai tarsi palikti. Tiesiog buvo tikslas vokiečius susprogdinti tik dėl to, kad sustabdyti rusų armiją, kad nesiveržtų. Taip. Svarbiausia, jie pranešė, buvo tiksliai žinoma, kada sprogdins. Čia vienas žmogus vietinis pasakojo, kaip jo senelis mokėjo vokiečių kalbą gana gerai
Ir žodžiu, tie vokiečiai atėjo į svečių. Nu, kaip į svečių. Ne atėjo į svečius. Nu, šiaip Atvažiavo 8 vokiečiai su džipu, sustojo dienos metu, susikaiščiojo sprogmenis visur. Atėjo pa žmonės, pasakė, užsiklijuokit langus, užsidangstykit, pasirūpinkit viskuo savo namais, saugumu. Ir rytoj, 8:30 ryto ar kažkaip kad pasakė ir laiką, viską, nu ir vietiniai žmonės. O rusai laikėsi maždaug ties Dubyskalniu, kur mes atvažiavome, nu, kur link Tytuvėnų ir link Radviliškio, ten jie laikėsi. Kai vietiniai kažkas nuėjo, jiem pasakė, rusam, bet jie sakė, buvo visi girti. Sakė, prigėrė, ten patenkinti savo į vienodai. Ir jiems sakė, nesilaikyti iš čia tokių nesąmonių ir sako, nepasakokit. Ir taip, ryte vėl atvažiavo tie patys vokiečiai, sako, uždegė laidus ir išvažiavo. Tai rusai buvo toj pusėj, o vokiečiai šitoj tada, taip išeina, jeigu link tenais tada. Tie atvažiavo nuo Viduklės pusės. Labai gražus vaizdas ir dar tokia graži diena šiandien. Ir eglė kokia va. Ir eglė kalėdinė. Kalėdinė. Reiktų papuošti. Jo, jeigu dar papuošti kalėdom. Labai graži eglė, aukšta. Gynybinis postas tiesiog, ne? Tarpukariu. Gynybiniai įtvirtinimai. Ir juos 37 metais jie buvo pastatyti, kad būtent jau ta jaučiama buvo ta karo grėsmė ir būtent tuo tikslu, kad apsaugo tiltą, kad jau nesistatė. Ir dar net durys išlikę nuo tų laikų turbūt. Oho. Nu, gaila, kad pasinaudot negalėjo. Neteko ginti. Jo, labai gaila, norėjo. Taip, ir žodžiu, ir Jonavoj buvo irgi analogiškai, irgi yra išlikę prie Neries tilto. Irgi tokie patys ir jie to 3 tų slėptuvių rengimas, kiek 25 000 litų, tai jau anais laikais didžiuliai pinigai. Daug. Tai va, bet neapsaugoja nei vieną, nei kitą tiltą. Daug buvo investuota į armiją, gera armija lietuvių buvo, bet neteko apsaugoti. Ir paskui vienas sugalvojo irgi vietinis žmogelis prajuoti arklių ir susiderėjo ir nežinau, uždengė tą arklį. Kaip nebijotų to aukščio, va tos dangčius uždėjo čia jam, tai kad pirmin žiūrėtų. Nu, ir pirmasis sargybinis kažkaip nelabai pastebėjo, jau taip žiūri, kad jau vidury tilto su tuo arkliu. Na, kitas, tegu jau baigė, jau tegu juoja. Nu, tai va. Viena čia moteriškė vietinė sako, tai jis ten toks nepilno protelio buvo. Koks čia sako? Kas čia būtų sugalvoti? Ir arklys ir visai. Arklys nebijojo. Eisim turbūt. Ne, tai mes grįšim atgal, dabar tiesiog tik tai parodom, kur ateinam, mes išleidžiam. Dar čia va tas Bismarko, Hindenburgui buvo tam per maršalai. Ir pirmasis medinis, ir antrasis gelžbetoninis, tie vokiški tiltai buvo jo vardu pavadinti. Hindenburgas, tai jisai buvo vadas pirmojo pasauliniam kare Vokietijos. Ir va tas paminklas, o čia turbūt jau bus Bismarkas, nes tiltas vadinosi Hindenburgo vardu, o jau Bismarko kanclerio jau jų. Nu, va, dabar grįšim ir gausis pirmyn atgal šiuo tiltu 200 metrų. Bet kažkodėl aš nepajutau aukščio baimę. Šiaip nemėgstu aš aukščio, bet kažkaip labai saugiai padaryta. Tarsi tokiam gaubtės, tų sudėtingų konstrukcijų, tokių tvirtų, tarsi saugo tave taip. Ar verti pinigai? Tikrai verti. Verti, žinokit, 10 eurų yra labai gera kaina ir net negalvojau, pamačiau, kad informacija, kad jau paskelbta ir tiesiog... O kokiuose šaltiniuose pamatėt? Tai čia visuose... Žinokit, Facebook'e kažkas pasidalino. Aš turiu kelis užsiprenumeravęs grupės traukinių entuziastai, dar ten kažkas tai apie traukinius. Nu ir būna, jie pasidalina, kas seka tą informaciją. Nes įdomu, mes čia vietą Žemaitijos iš Alytaus, Tai va, 200. Čia jūs tolimiausias. Aš kol kas tolimiausias pasiekiau rekordą. Nieko, atvažiuosi ir iš Vilniaus.
Ten jau va matot, kaip nebuvo pliki kalniukai, Aha. paskui užsodinta ar užaugo ir patys. A, tiksliai, va. Ir va, matot, bažnyčios bokštas. va, Bet tai pavyzdžiui. ne ta pati Ta bažnyčia. pati bažnyčia, Bet tik tai bokštas. bokštas kitas. Bokštas Kitas bokštas pakeistas. ir per antrąjį pasaulinį karą jinai buvo susprogdinta praktiškai, tokia apgadinta labai, tai Ir sekmadienį galima, ar yra kažkokia diena, kurią negalima? Pirmadienis, antradienis laisva. jų čia profilaktiniai įvairūs darbai, viskas. Taip, nu reikia vis tiek tilto priežiūrą atlikti. Bet šaltis kaip jaučiasi. Ir kai buvom nuo tilto nulipę jau tenais prie to bunkerio, kur apsaugos, tai nesijautė iš vis, kad šalta, atrodo taip malonu, o dabar va... Erdvė tokia vėjas, Aha, gali tiesiai, tai tiesiog. Netgi visas jaučiu, kad įraudęs būsiu nuo šalčio kristalų tokių į veidą. Labai ačiū už ekskursiją, esu labai patenkintas. Aš pirmą kartą, kai nulipau ant žemės, man taip saugu buvo vis tiek, atrodo, bet vis tiek kojas ant žemės tvirtai, viskas Taip. gerai. Kažkaip vis Nu, šiandien dar nėra vėjo, jeigu būtų vėjas, tai būtų šiek tiek adrenalino jau daugiau po jį vaikščioti.